tiesioginį mūsų gyvą atidarymą, tai yra dar vieno sezono, sielos evoliucijos sezono kartu su Luna išminties mokykla, kuri tęsiasi jau 5 metus ir atėjo laikas irgi viena iš mūsų kelionės pabaigų. Tai yra mūsų 12 metų bijų kelionės nuostabus darbas ir pabaigos etapas, mūsų Lūnos sielos evoliucijos mentorystės darbas ir nuostabus paskutinio semestro uždarimas. Ir tai yra labai ypatinga šventė, nes dažniausiai mes pabaigas priimame su liūdesiu, bet šiandieną mes būtent ir susitikom pakalbėti apie tai. Bet pradėkime viską po truputėlį, nes pirmas dalykas, aš esu be galo dėkinga už jūsų prezenciją, už jūsų dabartį būnant čia ir dabar. Ir noriu visas pakviesti, prisijungti per jūsų geografinę vietą. Matau, Jurgita rašo, sveiki iš Čikagos. Ir po truputėlį dedat savo lokaciją, tai pradėkime būtent nuo to, nes mūsų yra pakankamai daug ir gera visada matyti šitą tarptautinę bendruomenę visada esančią vienoje vietoje, tai yra bendra erdvė. Erdvė, kuri mus sujungia, tai yra prasmė, tai yra pasaulio matymas, tai yra gyvenimo įžvalgos. Taip? Aha, matau, Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, Kupiškis, Lietuva, Norvegija, Prancūzija, Jurbarkas, Palanga, Ispanija, Švedija, Klaipėda, Dubajus, Alytus, Klaipėda, be galo daug mes jungiamės iš visų šalių, dėl to man be galo svarbu, kad mes tą energiją, iš kurios mes jungiamės, pirmiausia, tai yra mūsų širdis, mūsų misija, tai yra intencija, dėl ko esame čia. Aš tikiu, kad kiekviena turi savo prasmę, dėl ko pakvietė jūs širdis čia. Matau, ne viena jungiatės iš Čikagos ir Jungtinių karalysčių ir taip pat daug be galo kitų šalių. Ir man gera žinoti, kad mes šitą šviesą, šitą prasme irgi jungiam kaip bendruomenė tam tikrą šviesulį mūsų, ne tik per mūsų gyvenimo prasme, bet ir per energetinę vibraciją. Todėl jungdamos į šį webinarą mes jungiamės pirmiausia į savo širdis, į savo sielos kelionę ir atidarome oficialiai sielos evoliucijos mentorystės paskutinio sezono atidarymą. Tad sveikinu visas prisijungusias į šį nemokamą webinarą, kuris atneš mums daug įžvalgų apie gyvenimo pradžias ir pabaigas, o dabar trumpai, kas mūsų laukia. Taigi, mes prisijungiame pirmiausia per geografinės vietas, jungsimės per širdis. Trumpai pristatysiu savo gyvenimo istoriją per gyvenimo pradžias ir pabaigas, pasidalinsiu, sakykime, sukramtytais ir išbandytais žingsniais, kaip galima atpažinti pabaigas, kaip galima aptikti pradžias, kaip nuraminti sąmonę, kaip nepasiklysti nežinomybės erdvėje. Mes tą praeisim visos kartu. Klausimai, atsakymai mūsų laukia pabaigoje. Aš norėsiu trumpai pristatyti, kas yra sielos evoliucijos mentorystė. Mes pakalbinsim keletą jau 5 metus dalyvaujančių dalyvių, kas joms yra svarbu. Tos, kurios jau esat dalyvės, būtinai kviečiu jūs parašyti savo patirtis. Ir aišku, po viso to mūsų laukia meditacija, kuri bus labai praktiška, trumpa, bet naudinga uždaryti ir atidaryti pradžias. Ir paskutinis mūsų žingsnis bus klausimai ir atsakymai. Tad jeigu nori pasilikti visą šitą mūsų kelionę kartu, tavęs laukia būtinai žinoma dovanos, kurios pasieks pirmiausia, kaip galit prisijungti nuolaidos ir dovanos iš mūsų širdies į jūsų širdį už tai, kad esat, kad einat savo kelionėje ir už tai, kad dėl savęs ir dėl kitų matote ir darote savo pasaulį gražesnį. Tai ačiū mums visoms ir pradėkime mūsų kelionę apie pradžias ir pabaigas. Aš Eglės paprašysiu pasidalinti mūsų
mūsų nuorodai ir trumpai aš norėčiau praeiti per savo margą gyvenimo istoriją, kur vėlgi, ar dažnai nebūna jums taip, kada žiūrite į savo gyvenimą ir sakot, aš negaliu patikėti, kad tai buvau aš. Lygiai taip pat žiūrėdama į savo gyvenimą, aš stebiu labai daug puslapių ir labai daug skirtingų asmenybių. Ir dažnai girdžiu, kada žmonės sako, ai, aš žinau šitą žmogų, arba žinau Leonorą, arba žinau dar kažką taip, ir visi kalba, kaip jie žino žmogų. Bet mes niekada negalime suvokti, kokiame etape tas žmogus sutiko kitą žmogų, apie kurį mes šnekamės. Ir dažniausia, kada žmonės kalba apie tai, ką jie pažįsta, jie kalba apie vieną iš etapų, apie vieną iš asmenybių, apie vieną iš patirčių, kurį pažinojo. Taigi, žiūrint į nuotraukų įvairovę, mes galime, Egle, trumpai praeiti per keletą. Aš tiesiog turėjau etapus, kurie buvo susiję pirmiausia su darbu, mano fiksuotų darbų ofise, kuris buvo vienintelis ir momentas mano gyvenime 5 mėnesių samdomas darbas. Vėliau perėjau, aišku, į darbo paieškas, tai yra savo kūrimą prodiusavimo agentūros, kas mane vedė pažinti pasaulį, gyventi Niujorke ir kitose tarptautiniuose miestuose, kurti verslą ir bendradarbiauti su labai skirtingom šalimis. Vėliau sekantis etapas, aišku, vedė mane į momentą, kuris buvo knygos rašymas, savęs ieškojimas, tylos praėjimas, atsitapatinimas nuo savęs kaip senų asmenybės projekcijų, pakeitimas absoliučiai viso pasaulio ir kūrimas naujos bendruomenės. Ir šie visi etapai, jeigu mes pražiūrėsime nuo pradžios iki galo, gali, Egle, dar kartą pervesti, jau mes turime tą etapą, kur mes perėjome kartu su 3 seserimis ir Vytauto Vaičaičio, tai yra sesės partneriu, kurti bendrystę ir kurti mokymus ir kurti mokyklas ir daryti patyriminės keliones, kurios transformuoja mokymus. Ir visi šie etapai buvo lydimi pradžių, tai yra atidarimų, durų atidarimų, ir pabaigų, tai yra durų uždarimų. Ir kada mes žiūrime į savo gyvenimo paveikslą, aš tiesiog trumpai noriu pristatyti tokius etapus, fragmentus, kur Leonoros asmenybės ėjo per skirtingus sąmoningumo etapus ir kūrė ir matė gyvenimą labai skirtingai. Bet ką visame šitame gyvenimo filme, ką mes dabar žiūrime per nuotraukas, noriu pasakyti, už kiekvienos istorijos stovi labai daug išgyvenimo, taip? Ir kiekviena pradžia atneša naują pabaigą ir nauja pabaiga atneša naują pradžią. Dėl to, kada mes įsigyjame naujus batus, į kuriuos mums reikia įsitaisyti, įsipatoginti, gal pradžioje jie trina, gal pradžioje jie nepatogus, ir galiausiai mes įsipatoginę suvokiam, kad juos išaugome, yra be galo didelė baimė. Ir kiekvienas mes turime su tuo susidurti. Baimė priimti sprendimą, jog batai yra sunešioti, arba kitaip sakoma, išaugti. Ir kaip tą padaryti, kuomet nesinori eiti basomis. Ir kiekvienas iš šių etapų, kuris mane vertė ir vedė prie naujų pradžių ir uždaryti senas pabaigas, visada mane prašė drąsos. Kaip gyvenimas mus veda ir prašo įrodyti, ar tikrai tu nori, ko tu nori. Visada man rodė, ką reiškia vaikščioti basomis. O ar tu pasitiki gyvenimo realybę apimtyje, tokioje apimtyje, kurioje ieškant naujų batų, tu gali nusiimti senus ir suvokti, kad tol, kol esi basa ir matuojasi naujus batus, tu nežinosi tiksliai, kurie yra tau geriausi, bet ta kelionė yra be galo jautri, be galo prasminga, magiška, bet tuo pačiu yra atnešanti labai daug išgyvenimų. Todėl aš noriu jūs visas pakviesti į šitą etapą, kuris yra pradžios ir pabaigos. Ir aš noriu pajudinti tas 4 temas, kurias mes jums pažadėjome šitame webinare, kad įsinešite kažką apčiuopiamai, tarsi žemėlapį, pažvelgti, kaip apčiuopti
pabaigas. Taip? Pradėkime nuo šio žingsnio. Kaip mums žinoti, kad atėjo pabaiga? Nes labai dažnai mes galime pasikliauti savibotažu ir pabėgti iš pamokų. Ir bandyti sukurti kažką naujo, kas mums buvo nepatogas sena, bet taip ir neišmokus tų pamokų, kurias mums gyvenimas rodė. Ir tik tada, kada mes susikūrėme naują etapą, mes pamatome, kad senos situacijos sugrįžta į naują etapą. Vadinasi, pirmas apčiuopimas pabaigos. Besikartojančių situacijų matymas be vertinimo. Ką tai reiškia? Kada mes pradedame matyti besikartojančias situacijas ne kaip filmo aktoriai, bet kaip filmo režisieriai, tada viskas pradeda darytis truputėlį aiškiau. Link ko mes vedame sielos evoliucijos mentorystėje kartu su mano Luna, aukštesnė aš, galėsiu papasakoti, kaip jinai gimė vėliau, jeigu norėsite, priminkite man su klausimais. Būtent tuo metu, kada mes kalbame per Lūnos išmintį, per tą aukštesnę savęs išmintį ir mes neriame į mentorystę gyvam susitikime mūsų mažoje grupėje, būtent tuo metu mes auginam sąmoningumą, kuris yra kūrėjos pozicijoje. Ne aukos, ne priežasties, ne dėl to, kad kažkas kažką padarė, dėl to aš tai darau, o aš darau dėl to, kad man reikia patirti šias patirtis, tam, kad galėčiau jas, pavyzdžiui, neutralizuoti. Mes apie tai toliau kalbėsime. Vadinasi, kuomet situacijos kartojasi, žmogus gali reaguoti labai skirtingai. Jeigu žmogus jaučiasi gyvenimo aktorius, jis visuomet laukia, jog gyvenimas jam kažką turi atnešti ir gyvenimas jam kažką turi duoti ir jisai yra laukimo principe. Bet kada žmogus yra nevertinimo principe, suvokiant, kad viską, ką man gyvenimas duoda, jis man siunčia, ką aš turiu išmokti, man siunčia, ką aš turiu pamatyti ir man siunčia, ką aš turiu pabaigti ir kažką turiu pradėti. Ir tai ne visada yra aišku ir tikslu, bet visada yra intuityvu. Nes kada mes kalbam apie gyvenimo, sakykime, žinutes, mes kalbame kaip apie sapnus. Mes realiai sapnuojame tam tikrą etapą šioje dimensijoje kaip savo gyvenimą. Ir viename etape mes jaučiamės aktoriai, kitame etape mes galim jaustis režisieriai. Dėl to aš noriu pakviesti jūs į šį sezoną, kuris tęsis iki pat naujųjų metų, kurti požiūrį į gyvenimą per režisierių, per kūrėjo poziciją, kuomet mes atidarom mūsų aktyvią dėmesingumo šviesą, atidarom sąmoningumą. Tuomet mes galim matyti gyvenimą tarsi iš šalies, bet tuo pačiu dalyvaujant per didžiausią apimtį ir per didžiausią, kaip aš sakau, aukščiausią laiko juostų galimybę. Nes jeigu nepamiršime, ką mes sielos evoliucijos mentorystėje kalbame, jog siela atsineša savo gyvenimo žemėlapį, bet likimas nėra stagnacinis. Likimas visada atneša labai daug galimybių, pavyzdžiui, A, B, C, D, E, F ir taip toliau ir panašiai. Vadinasi, mes niekada neturim tik vieno kelio. Mes turime vieną tašką, pavyzdžiui, susitikti tam tikrą žmogų, patirti tam tikrą patirtį, bet ją praeiti mes turime labai daug galimybių. Tos galimybės priklauso, kaip arti mes esame meilės sau, ir visatinės meilės, kaip arti mes esam pasitikėjimo visata, arba gausa, arba dieviško vedimo, ir kaip arti mes esam sielos dėmesingumu, sielai dėmesingumu, kuri kūrė tuo pačiu metu, netgi jeigu žemėlapis yra, jinai tuo prezencijos metu, netgi jums būnant čia, jūs kūrėt savo sąmoningumo erdvę, plečiant ją, integruojant naujas įžvalgas, naujas pozicijas per absoliučiai kitą prizmę, negu, pavyzdžiui, iki šiol gyvenimas pasiūlė. Taip? Arba ją tiesiog patvirtinat savo. Taip? Vadinasi, besikartojančių situacijų matymas kaip režisieriaus, kaip kūrėjos pozicijų, jau yra momentas, kad sako, kažkas kartojasi, kažkas jau nebestebina, suprantu, galbūt aš jau esu gyvenimo kilpoje. Energijos nepasipildymas iš to, ką darai. Dažniausiai, kada mes esame naujame etape arba
esame etape, kuris mus moko. Mes esame tarsi kompiuterinėme žaidime. Tas kompiuterinis žaidimas mums visada atneša iššūkių, kur žaidėjas esi tu, kiekvienas iš mūsų, žaidžia tas gyvenimo situacijas, kurias turi praeiti kiek galima lengviau, paprasčiau ir neiškrentant iš žaidimo. Vadinasi, tas etapas, kuris mus įtraukia, mums duoda energijos, mums atneša naują informaciją, šis etapas yra absoliučiai jūsų. Vadinasi, kažkurioje vietoje mes atrandam, įprasminam, suvokiam, kad mums šis etapas, kad ir kur mūsų kaimynai ir kaimynės bebūtų, mes esam ten, kur turim būti. Bet jeigu šis etapas iš jūsų reikalauja be galo daug energijos, bet jūs atgal neįžvelgiat nei prasmės, nei atgalinio ryšio, nei pasikrovimo iš savo, sakykime, šio žaidimo, vadinasi, šis etapas galbūt seniai praeitas ir vis nesuprastas, kad reikia eiti į sekantį lygmenį. Taip. Vadinasi, nepasitenkinimo augimas ir frustracija gali prasidėti tame etape, kuris kaip kilpa kartoja jums tą patį žaidimą. Jūs jau tai matote, negaunate energijos, pradeda kilti abejonės, taip, ir augti nepasitenkinimas. Jeigu mes nieko nedarome ir neatidarinėjame kilpos, reiškia į gausos ratą, kur ratas niekada neužsidaro, tik tai keliamos spiralės principų vis į sekantį sąmoningumo ir žaidimo lygmenį. Vadinasi, šis momentas gali tapti frustraciniu ne tik jūsų viduje, bet ir aplinkinių žmonių gyvenime. Taip? Vadinasi, jūs galite pradėti projektuoti į savo sutuoktinius, į savo vaikus, į savo darbą, į save, nustojant gerbti save, vertinti save, pradėti negerbti aplinkinių vien dėl to, kad kažkuri viduje jėga neatranda suvokimo, tiesiog suvokimo, kad laikas padėti tašką. Taigi šie 4 žingsniai, mes pereisim į sekantį etapą, šie 4 žingsniai tegul būna jūsų raktas. Bet raktas ne tam, kad mes kiekvieną dieną skaitytume jį, bet tam, kad tai būtų integracinis momentas jūsų gyvenime. O ką reiškia man apčiuopti, jog tai kartojasi? Ar aš labai vertinu, ar aš įsineriu į kaltinimus, ar aš prarandu energiją ir nematau ir kaltinu kitus, ar aš jau pradedu matyti, nekaltindama nei savęs, nei kitų, pradedu apčiuopti, čia pabaiga, čia kvepia pabaiga, kuri atneša naują pradžią. Vadinasi, tai kažkas yra nuostabu ir aš nevertinu. Taip. Vadinasi, į sekantį momentą mes pereisim, Egle, jeigu gali perkelti, kaip atpažinti naujos pradžios energiją, nes viskas vyksta tuo pačiu metu. Lygiai taip pat, kaip jūs, sakykime, jeigu jūsų vaikai, aš nežaidžiu kompiuterinių žaidimų, bet aš žinau jų principą, lygiai taip pat kaip mokyklos principas iš vienos klasės į kitą, kompiuterinio žaidimo principas iš vieno etapo į kitą. Vadinasi, ir sekantis etapas yra iš jūsų suvokimo, vieno pasaulio suvokimo į kitą. Nes jeigu pražiūrėsite, kaip aš jums parodžiau savo gyvenimo nuotraukas, jeigu jūs žiūrėsite per savo gyvenimo nuotraukas, visą laiką vyksta tas pats principas. Jūs žiūrite atgal ir suvokite, kad kažkur buvo jūsų sąmoningumas ne ten, kur yra dabar. Ir ten, kur esate dabar, kažkada nebus jisai ten, kur būsite rytoj. Taip? Taigi, naujos pradžios, jos ateina kartu su pabaigom. Vadinasi, kuomet pabaiga, besikartojančios situacijos, praradimas energijos, frustracija, abejonės pradeda suktis jūsų erdvėje. Aš kalbu apie gyvenimo šeimininko poziciją, aš nekalbu apie žmonės, kurie tiesiog nieko nedaro gyvenime ir tiesiog kaltina visus ir yra frustracijoje amžinai. Aišku, irgi tai yra ženklas, jog tai yra pabaiga,
to etapo ir galėtų pereiti į naują. Bet aš kalbu daugiau ir kviečiu į šį webinarą ir kviečiu į šią erdvę, sielos evoliucijos mentorystės erdvę su Lunos išmintim toms, kurios tikrai nori kurti savo gyvenimą ir žino, kad yra tokia galimybė ir žino, kad yra toks sąmoningumo lygmuo ir žino, kad yra toksai požiūrio taškas. Vadinasi, mes kalbam apie kūrėjos poziciją. Ir kada mes kuriame, tai nėra natūrali būsena frustruotis, nėra natūrali būsena kaltinti kitų, nėra natūrali būsena prarasti energijos. Mes visada kaip kūrėjai sakom, aha, aš investuoju į nepelningą verslą, nes aš dedu energiją ten, kur man energijos neatneša. Aš kuriu kažką, kas manyje kuria abejonės ir frustraciją. Aš kaltinu kažką, nes kaltinu save viduje. Vadinasi, ši energija ir ši situacija jau išsibaiginėja. Ir mūsų atpažinimas prasideda nuo to, o kas bus po to. Vadinasi, mes palaipsniui, nežinodami, intuityviai pradedam žvelgti į ateitį. Vadinasi, tas padidinta nežinomybės būsena yra natūrali pradžios būsena, ką mes turime priimti natūraliai. Tuo pačiu suvokti, kad bijoti yra irgi natūralu. Kodėl mes bijome? Todėl, kad žmogaus smegenys, žmogaus proto konstrukcija veikia labai paprastai. Viską, ką mes patirime praeityje, viską mes apskaičiuojame iš praeities į ateitį. Bet jeigu mes suvokdami, jog esame kūrėjai ir kūryba vyksta per visatos apimtį, kuris yra resursas arba dieviškas intelektas ar dieviška gausa ir meilė, mes vadinasi veikiam per visą galimybę savo likimo spektrų. Vadinasi, tai nėra taškinis, kaip protas mėgsta sukurti. Nu, ką padarysi, toks jau likimas, niekur nepabėgsi. Faktas, įvykis, taip, jisai gali būti nuspręstas, bet jo pabaiga arba išrišimas iš šio įvykio yra sprendžiamas čia ir dabar. Tokioje būsenoje, kurioje tu esi. Dėl to kiekvieno žmogaus didžiausias darbas yra dirbti ir statyti savo sąmoningumą, savo apimtį, savo suvokimą, jog aš esu kūrėjas, aš nesu aktorius, aš esu režisierius ir aš nesu auka arba aš esu priežastis, aš nesu pasekmė. Ir kuomet mūsų sąmoningumas ir dėmesingumas yra pakankamai išlavintas, mes galim vis daugiau uždarinėti durų ir atidarinėti durų tuo pačiu metu. Vadinasi, kuomet mes aptinkam baimę, nežinomybei, suvokiam, kad mūsų sąmonė fiksuoja nežinomą energetinį lauką, kuris yra naujas lygmuo mano gyvenimo etapo, kuris pasiruošęs kurti kažką naujo, ko protas dar nežino. Geras ženklas, priimkime žmogiškam lygmenyje, yra normalu bijoti nežinomybės, bet yra taip natūralu priimti ją. Nes tai yra vienintelis momentas, kur mes galime pereiti į kitą etapą. Sekantis momentas – energijos antplūdis naujoms idėjams. Kas vyksta tuo metu, kuomet jūs pradedate apčiuopinėti nežinomybės pasaulį ir jūs leidžiat jam būti, nes yra žmonių, kurie įsikimba į seną gyvenimo etapą, bet kokią kainą nori jį išlaikyti, ką mes žinome, kad praktiškai neįmanoma gyvenimo tėkmės išlaikyti. Mes galime kartu su ją tekėti, mes su ją galime keistis, bet užkonservuoti tai yra skausmingas procesas tiek mums, tiek kitiems, tiek ėjimas prieš gyvenimo ciklą, prieš gyvenimo, prieš visatinius dėsnius. Vadinasi, tėkmė, kada mes pradedame aptikti nežinomybės baimę mūsų fiziniam prote, mes atidarom energijos amplitudę, kur energijas yra pasidauginimas arba antplūdis jūsų erdvėje, jūsų širdyje, kokios idėjos, kokie sapnai, kokios temos aplanko to, kas nebuvo prieš tai. Ir aišku, tuomet, kuomet jūs stebit gyvenimą iš kūrėjos pozicijos, jūs galit pastebėti gyvenimą iš šalies ir stebėti, kad jis jums kaip veidrodis siunčia ženklus. Ženklai yra kaip sapnai, jie yra simboliniai. Kokius žmonės sutinkat, ką žmonės kalba apie tai, kas kalba jums važiuojant, transportu, kuris yra viešas transportas.
Gal išgirstate temas, apie kurias jūs kalbat, gal jūs patenkate į socialinę mediją, kur niekada nebuvot atsirėmę į tas, sakykime, temas, kurios šiuo metu jums ateina į jūsų mintis ir socialinė medija jums patvirtina. Gal atsiranda žmonės, gal atsiranda pasiūlymas, gal atsiranda idėjos, gal atsiranda pokalbiai iš šalies, kur jūs sakot, pala, aš ką tik pagalvojau, arba pagalvojau prieš 3 savaitės, ar prieš 3 mėnesius pasvajojau, man ateina mintis. Vadinasi, šie momentai irgi yra režisieriaus, tai yra gyvenimo kūrėjos filtras. Pradėti pamatyti pradžias, aptikti pradžių energiją. Ir tuomet mes pereinam į tą žvilgsnį, kaip vidinės baimės gali būti paleistos per išorinio gyvenimo padrąsinimą keistis. Ir čia ir yra tie ženklai, tie veidrodžiai, kuriuos galite pasiimti savo kaip dovaną, kaip palydėjimą ir pasakymą. Viskas tvarkoj, tu eini nežinomybę, tik tavo protui tai yra nežinomybė, tavo sielai, tavo energijai tai yra nauji vandenys. Tai bus naujas etapas, tai yra to, ko tu laukiai, to, ko tu atėjai, tavo siela atėjo patirti. Nes siela ateina į šį gyvenimą nebūti teisingu ar neteisingu, netapti blogu ar geru, ateina patirti nuo A iki Z. Spektrą galimybių, kas yra energija ir materija šitoje dimensijoje ir kaip jinai veikia. Vadinasi, mes esam supažindinami, kol esame kūdikiai, supažindinami su pasaulio trukdžiais, kas yra elektra, kas yra šviesa, kas yra ugnis, kas yra pavojinga, kur yra gerai, kur yra blogai. Kol galiausia žmogus pradeda augti sąmoningume ir suvokti, jog iš ten, kur atėjom, kaip tie kosminiai kūdikiai, kurie mokinosi apie šį materialų pasaulį, mes turime išmokę šią dimensiją sugrįžti vėl atgal į energijos resursą. Ir energijos resursas, aišku, yra suvokimas, kad aš režisuoju savo gyvenimą per energiją į materiją. Kur daugiau fokusas ir dėmesys mano gyvenime bus, ten ir tekės ir materializuosis mano realybė. Vadinasi, kuomet jūs aptinkate tą dėmesį ir energiją, kuri yra nežinomybė, kuri gali būti protui baimė, kur gali būti energijos amplūdžiai, bet galim patys savęs išsigąsti, kodėl aš kad per daug neįsisvajočiau ir neužsigalvočiau, kaip viską reikės padaryti, kur atsiranda mažytės temos pokalbiai iš žmonių, kur atsiranda įvykiai paremti materialiais dalykais, kur patvirtina jūsų mintis. Čia mes turime imtis ir raitotis rankovės. Netgi tuo metu, kada jūs sakote, vis tiek aš nežinau, ką tai reiškia, aš nežinau, kur aš einu. Ir aš jums kalbu apie save ir mūsų komandą, kas šiuo metu vyksta mūsų gyvenime. Bet mes užuodžiam ir jaučiam, kad tai, kas buvo, su didžiausia pagarba turim integruoti ir uždaryti, nes tai, kas ateina, turi būti skirtas su dideliu dėmesiu ir energija pasitikti. Dėl to uždarimas ir atidarimas yra tarsi laidotuvės ir tarsi gimimas. Ir abu dalykai yra skausmingi, nes tai yra įprotis, tai yra komforto zona, tai yra pripratimas, tai yra saugumas, tai yra daug dalykų, ką protas sako, ne, aš tikrai nenoriu uždaryti tai, ką sukūriau. Bet jeigu mes pažiūrėsim atgal į mano gyvenimo nuotraukas arba jūs pažiūrėsite į savo gyvenimo nuotraukas, aš noriu pasidalinti savo mylimiausią frazę, ką filosofas Lao Tse, vienas iš seniausių laikų filosofų, ką jisai sakydavo. Ir ši frazė įkrito į mano širdį labai giliai, kad žmogus yra išmintingas tas, kuris per vieną gyvenimą gali nugyventi daug gyvenimų. Vadinasi, mes per vieną gyvenimą galime numirti ir atgimti, ne tik fiziškai, nebūtinai fiziškai, bet suvokti, kad etapai irgi yra mirtis ir gimimas. Ir kada mes suvoksim baimės procesą, skausmo prisirišimo procesą, nežinomybės procesą kaip natūralią energijos dinamiką mūsų gyvenimo ciklams, tuomet
mes galime viską priimti ne per dramą, bet per dėkingumą. Todėl sekančiam etape, sekančiam slaide, Egle, aš norėčiau pasidalinti, gal, Egle, jeigu gali man 4 slaidą atsiųsk ir po to mes sugrįšim į šitą. Tai sekantis momentas, aš noriu pakviesti visas tiesiog ramios sąmonės principai. Tai yra 4 ramios sąmonės principai, kuriuos aš norėčiau pasidalinti su jumis ir link kur aš vedžiau visą šią patirtį. Tai yra, kuomet audra vyksta tamsiausią naktį, mums reikia inkaro. Ir pirmiausias, jeigu visą kitą pamiršit, bet prisiminsit tai, tebūnie, tai bus didžiausias raktas į visą transformaciją ir pokytį jūsų gyvenime, kiekvieno iš mūsų gyvenime. Tai yra dėkingumas už čia ir dabar. Kuomet mes suvokiam, kad aš esu ten, kur turiu būti, ir aš esu dėkinga be galo, kad atėjau čia, kur esu. Ir aš esu dėkinga už viską, kas buvo iki šiol. Ir už tai, kas yra čia ir dabar. Atsiranda tam tikras inkaras, tai yra ramybės įsižeminimas per visą šitą nežinomybę, audrą, tamsą, pokyčius, pabaigą, pradžią. Taip? Vadinasi, kuomet jūsų režisierius suvokia, kad tai yra natūralu, kuomet keičiasi scenarijus, kad vyksta turbulencijos, kad vyksta baimės, kad vyksta neaiškumai, kad vyksta prisirišimai ir ašaros ir gali būti daug dalykų, kurie fizinio žmogaus lygmenyje sunkiai išgyvenami. Mes kalbame apie tą pačią fizinę mirtį, kaip fizinę išlydėti žmogų, kuris išėjo iš mūsų gyvenimo. Bet tai nereiškia, kad tai sielai nėra naujos pradžios ir nereiškia, kad tau likus šitoj dimensijoje nėra naujos pradžios kartu su ta siela, su kuria dalinotės šią dimensiją ir dabar pereinat į didesnę apimtį. Taip? Žodžiu, nuo žmogaus paleidimo iki jūsų bet kokio etapo pabaigos. Ar jūs atleidžia iš darbo, ar galbūt jūsų skyrybos įvyksta, sakykime, santykiuose, ar jūs perkuriat naują etapą savo gyvenime, kad ir kas tai bebūtų, visada tai bus su tam tikru fiziniu skausmu ir su tam tikra nežinomybės baime. Bet kuomet mes turime vienintelį inkarą, čia ir dabar aš esu dėkinga ir jūs kabinatės už 10, mažiausiai 10 pasirašytų principų, už ką jūs dėkojate šiandieną. Jūsų ramybės vidinis centras po truputėlį pradeda centruotis. Ir tuomet pereinat į pasitikėjimą didesniu planu. Kaip ir minėjau, kad siela ateina su tam tikru, sakykime, gyvenimo planu, vadinamu likimu. Bet likimas nėra linijinis, jis yra daugiadimensinis. Vadinasi, mes žinome, kad didesnis planas, dieviško resurso planas arba dieviško intelekto vedimas yra daugiau negu mano protas, kūnas arba sąmonė gali suvokti. Vadinasi, už proto paaiškinimo ribų, už logiškų apskaičiavimo ribų, kiek aš turiu pinigų, kas mane myli, kas mane nemyli, ar aš gražiai, ar aš ne, yra didesnis planas. Vadinasi, jeigu aš pradedu pasitikėti didesniu planu, jūsų energetiniam lauke neužsidaro galimybės. Kas labai kartais sunku matyti, kada žmonės patys uždaro savo galimybės, nes patys savo uždeda tuos vadinamus kerus savo mintimis, savo žodžiais, kad man nesigaus, man išeins, man niekas nebus, nes aš lyginu save su kitų sielų planais, kurie neturi nieko bendro su manuoju ir tuo pačiu mes gyvenam kolektyviniai sąmoniai, kur mes vieni kitiems galim padėti ir interaktyvuoti savo likimuose, bet mes negalime lyginti, arba ne tai, kad negalime, aišku, žmonės lygina, nes tai yra mūsų išmokinta iš mokyklos laikų, bet lyginimas tai yra linijinio, absoliučiai materialaus gyvenimo, sakykime, dėžutė, kuri neturi erdvės. Vadinasi, galimybėms mums reikia išplėstinės sąmonės būsenos, pasitikėjimo resursų, pasitikėjimo dievišką gausą, pasitikėjimo sielos galimybėmis, pasitikėjimo tai, kuo jūs tikite, daugiau negu
esate asmenybiniam lygmenyje. Taip? Ir kuomet mes tą atidarome galimybę, mes galime priimti savo pakilimus ir kritimus su ta pačia meile ir atjauta. Vadinasi, tai pradeda mus centruoti, mes sugrįžtam į kūrėjos poziciją. Vadinasi, mes nustojam vertinti iš asmenybės, iš to linijinio mąstymo, jog aš padariau gerai, blogai, mane žmonės mylės, nemylės, man patinka, nepatinka. Mes pradedame žiūrėti, kad aš kuriu realybę, apie kurią aš svajoju. Pirmiausia, aš svajoju, į ką mes pereisim į meditaciją, kad mes turim labai drąsiai svajoti. Mes turim svajoti 100 000 kartų daugiau, negu mūsų protas sako, kad tai tiesa. Vadinasi, mes praktiškai turime pereiti į nerealią realybę ir pradėti per režisieriaus principą žiūrėti, aha, tvarkoj, aš viską, kas man gaunasi ir nesigauna, patinka ar nepatinka, laimėjau ir pralaimėjau, priimu su dieviška atjauta, su dieviška meile ir žmogiška atjauta. Tai reiškia, kad mes pradame centruotis per visas patirtis į kūrėjos poziciją. Aš kuriu savo realybę, vadinasi, aš neteisiu, aš nededu ant savęs jokių kerų, aš nesilyginu ir aš neapskaičiuoju tik tai per savo fizinės patirtis iki šios dienos. Aš pasitikiu, kad gali vykti stebuklai. Tie stebuklai yra mano svajonės, mano energetinio lauko vibracija, mano tikėjimas, mano pasitikėjimas, mano visų skausmų, purvų, praradimų, nusikaltimų manyje pačioje atleidimas sau, tam, kad aš galėčiau pereiti į vis didesnę apimtį šios realybės. Nes viskas galiausiai yra energetinė vibracija. Dėl to ne tik išoriniai įvykiai mums gali suteikti laisvės ir džiaugsmo ir meilės, bet dažniausia žmonės, ypatingai tie, kurie gyvena finansinę gausą, supranta, kad ramybės, centrotiškumo, tylos, atviraus požiūrio į gyvenimą nenusipirksi, jį reikės užsidirbti. Todėl patikti savo nepriklausomai ar patinki kitiems, tai ir yra tavo kelionė į nepriklausomybę nuo išorinės matricos realybės, kur mes visi žiūrime tarsi filmą, kuriame mes bendradarbiaujame ir kiekvienas rodome savo kūrybinį filmą ir kolektyviniai mes kuriame naują filmą, kuris tarsi kovoja, ar bus gerai rytdienos pasaulyje, ar bus blogai. O nuo ko tai priklauso? Nuo mūsų sąmoningumo. Ne nuo vieno prezidento ir ne nuo vieno įvykio kare, ar mes tiesiog turime suvokti, kad mes kaip režisieriai turime pasirinkti, o kokio pasaulio aš noriu ir kurti jį iš vidaus į išorę per savo tikėjimą ar pasitikėjimą, nemaitinant baimę, ką mums siūlo realybė, o su atjauta, tai kas vyksta pasaulyje, žiūrėti į tai, ką aš norėčiau, kad vyktų pasaulyje rytoj. Ir tai priklauso nuo mūsų nepriklausomybės, nuo išorinio pasaulio, o statymo unikalaus, autentiško centrotiškumo savyje ir atsakyti už tai, kad mano energija, mano režisierius, mano kūrėjas irgi kuria šitą kolektyvinę realybę. Ne tik kažkas, kas turi jėgą politikoje ar pinigų šitoje materialioje matricoje. Ne, mes turime energiją, mes turime tikėjimą, mes turime jėgą per savo įsitikinimus transformuoti. Dėl to kurkime ne tik savo gyvenimą, bet bendradarbiaukime ir su realybėmis, kurias mes norime perteikti savo vaikams ir vaikų vaikams. Ir aišku, savo sugrįžtant. Taigi dar sugrįžime į paskutinį mūsų pokyčių aiškumą. Taip, kaip dabar mums aptikti aiškumą pokyčiuose, kur yra viskas neaišku. Tai kaip ir minėjau, viskas prasideda nuo tos visatos dėsnių
kad taip sukontroliuoti mes negalime visko. Mes norime padėti vaikams užauginti vaikus, mes norime suteikti jiem visą ko geriausio, bet mes kaip mamos, tėčiai, mes negalim sukontroliuoti tų vaikų sielų likimo. Mes galim jiems padėti, suteikti vertybės, išmaitinti juos, užauginti jų kūnus, bet jiems patiems reikės tekėti tą jų likimo liniją ir mokintis taip, kaip jiems šiuo metu sekasi. Taip? Vadinasi, tėkmė ir pasitikėjimo principas. Esu ten, kur turiu būti. Ne iš pasyvaus matymo, bet iš absoliučiai dėkingo, aktyvaus suvokimo. Jog ten, kur esu, ten mano, sakykime, kūrėjas, tai yra mano aukščiausia valia, nori, kad aš būčiau dėl tam tikrų priežasčių. Tikriausia, kad aš pamatyčiau, ko aš nematau. Tikriausia, kad aš suvokčiau, kol dar nesuvokiu. Vadinasi, dėkingumas mus grąžina už tai, kad esu ten, kur turiu būti, ne dėl to, kad likčiau, ne dėl to, kad, mane mama mokino būk savo vietoj ir susimažink ir ten turiu būti. Ne. Aš esu ten, kur turiu būti dėl tam tikros priežasties. Jeigu aš buvau visą laiką skriaudžiama ir buvau aukos pozicijai, bet to nemačiau, aš turiu ten būti. Bet kai aš pradėsiu dėkoti už tai, kad aš ten, kur esu, netgi jeigu man nepatinka, aš sakau, dėl tam tikros priežasties, Dieve, resursė gyvenime, duok man suvokti ir pamatyti, kodėl aš esu ten, kur esu. Nes tikrai aš esu dėkinga už ten, kad esu, nes man tu suteiki galimybę pamatyti. Ir tuomet, kuomet atsiranda dar didesnis spektras suvokimo, jog aš esu ten, kur turiu būti, nes turiu pamatyti ir per pamatymą aš turiu išlaisvinti tą energiją su meile. Vadinasi, atsiranda momentas, kuomet aš nebėgu nuo savęs, nes aš sakau, aš noriu būti tik šviesos nešėja. Bet kuo arčiau aš esu šviesos, tuo labiau matysi šešėliai. Vadinasi, mes gyvenam duališkumo pasaulyje, mes matome saulėtekį ir saulėlydį, mes priimam naktį taip kaip ir dieną. Ir jeigu mes pradėsim diskutuoti, kas yra geriau, kas yra blogiau, tai gali būti begalinės diskusijos nesibaigiančios ir neišsemiamos. Vadinasi, šitoje vietoje, kada mes priimam savo dėmesį su meile ir suvokiam, jog šešėlis irgi nori būti pamatytas ir nori būti išlaisvintas kaip? Per atjautą, per žmogišką atjautą ir dievišką meilę. Vadinasi, kuo sąmoningesnis ir didesnę šviesą nešantis mano kūrėjas, režisierė bus, tuo daugiau šviesos tamsiam kambarį aš uždegsiu su atjauta, žmogiška atjauta, kad aš irgi žmogus, aš irgi darau klaidas ir aš irgi noriu pamatyti tai per meilę, priimti, stebėti save tai per meilę, ne per kerštą, ne per pyktį, ne per pasibjaurėjimą, ne per gėdą, bet per meilę. Nes kiekviena energija nori būti išrišta. Kiekvienas jūsų karminis santykis su jūsų šeimos nariais, su jūsų darbdaviais, su jūsų ryšiu su pinigais nori būti pamatytas, ko dar nematote šiuo metu. Per meilę, per kūrėjos poziciją tam, kad galėtumėte išlaisvinti save. Niekas negali išlaisvinti jūsų geriau negu jūs pati. Nes tai ir yra šio viso gyvenimo scenarijaus kūrinys ten, kur tu esi čia ir dabar, šiuo metu. Ir aišku, tas momentas, kada mes pradedame pasikliauti didesnė apimtim, sekantis etapas, einu ten, kur nematau, bet jaučiu, kad turiu būti. Tai čia yra tas pasitikėjimas didesnė apimtim, kad visada mane veda, kad aš pasitikiu intuicija ir aš mokausi vis labiau pasitikėti, nes tai ir yra perėjimas iš materinės dimensijos, tik tai 3D pasaulio, kur yra ilgis, plotis, aukštis, į apimtinį pasaulį, kur nėra apskaičiuota, apmatuota, išmatuota, bet pavyzdžiui, nuo vienos dienos iki kitos, aš suprantu, kad mano gyvenimas apsiverčia aukštyn kojom. Sutinkant vieną žmogų, pasirašant vieną kontraktą, padarant kelionės sprendimą arba išsikraustant iš vienos šalies į kitą, šie momentai, jie įvyksta. Vadinasi, aš nežinau, ką aš darau su tuo, ką aš darau, bet aš einu, nes jaučiu, kad tai turiu vykti. Ir aišku, gyvenamo kelyje mes matom,
pažiūrėjus atgal, viskas taip ir turėjo vykti, nes taip klostėsi, taip? Vadinasi, einu ten, kur nematau, ne viską turiu matyti, nes protas sako, pala, tu turi būti užtikrinta, turi apskaičiuoti, turi viską žinoti. Taip, mes turime žinoti, ypatingai jei turint vaikų, mes turime apsiskaičiuoti, pasidėlioti, susidėlioti, jaučiant atsakomybę už kitus savo žemiškos šeimos gyventojus, bet suvokti, kad intuicija turi būti be galo stipriai gerbiama, nes tai yra neapskaičiuojamas faktorius energijos, kuris visada mus veda į gausą, visada mus veda į naują aptikimą savęs kitame lygmenyje, tarsi aukščiausia laiko juosta, kurios mes visi ieškome, bet ieškome dažniausiai ne ten, mes ieškom lygindamėsi save su kitais, bandydami būti kaip kiti, pykdami ant savęs, kad mes ne kaip kiti. Vietoj to, kad sakykime, o kokia mano aukščiausia laiko juosta, o kaip aš galiu sukurti tai, kas yra mano resursė priklausoma man, nes man reikia keisti mano vibraciją. Ir atiduoti tai, kas sena, tam, kad priimti tai, kas nauja. Visada, jeigu mes netgi, sakykime, senose istorijose, jeigu ateidavo žmogus į šventyklą, ar ateidavo žmogus kažką paklausti, pažiniuoniai, visada būdavo auka, mes dovanojam, duodam. Taip, šiais laikais apsikeitimas pinigais, mes visada turim duoti, kad gauti. Vadinasi, mes turim atiduoti savo seną gyvenimą, kad priimti naują gyvenimą. Ir tai yra didžiulė visatinė tiesa ir taisyklė. Taip. Ir paskutinis tas momentas, kuomet mes šitame pokyčių nežinomybėje pradedame apčiuopti aiškumą, tai yra stebiu, kas man suteikia energijos. Vadinasi, stebėkit save, energija yra didžiausi pinigai. Energija tai yra jūsų jaunystės resursas, tai jūsų vibracijos pokyčiai, jūsų aiškumas, jūsų sąmonės amplitudės keitimas, jūsų galimybės, jūsų inkaras, jūsų centratiškumas, viskas. Vadinasi, savęs atpažinimo bei laisvės jausmą ir tampu kūrėja savo pasaulio iš mažiausio pasipriešinimo taško būsenos. Kada gyvenimas mus moko, jog turime užsidirbti gyvenimą per skausmą, sukandus dantis, kovoti dėl vietos virš saulės, tai yra labai, labai seno ir atgyvenimusio, sakykime, edukacinio principo mokykla, kuri, jeigu kalbam apie pasitikėjimą visatinių resursų, apie gausos resursą, absoliučiai apie tai nešneka. Nes kiekvienas mes turime labai unikalią ir nepakartojamą vietą virš šitos saulės. Mes turim unikalų ir nepakartojamą vaidmenį virš šitos saulės. Ir mes turime specialų materializuotą kūną ir geografinę vietą, ir genetinio medžio istoriją, ir šito gyvenimo etapo istoriją, dėl ko esam čia. Vadinasi, jeigu aš pradedu stebėti savo energetinį lygmenį, atpažinu save per laisvės jausmą, pradedu kurti save iš mažiausio pasipriešinimo taško, kur aš neturiu kovoti, neturiu įrodinėti, bet aš ieškau, kur man geriausia, kur man lengviausia mano širdyje, kur man paprasčiausia mano energetiniam lauke su savim ir su kitais. Ir iš tos vietos aš pradedu kurti savo realybę, taip, mes pradedame pritraukinėti visiškai kitus žmones. Čia mano, sakykime, gal pavyzdys būtų per tai, kaip, sakykime, mano kelionė tekėjo iš to, kad aš dirbau samdomą darbą, kur aš jaučiau, kad man yra didžiausias pasipriešinimas, bet aš turėjau išbandyti tai, kas man netinka. Vėliau pradėjau kurti tai, ko nežinau, ką kūriau, bet supratau, kad turiu sukurti talentų agentūrą, kas perėjo į kitą lygmenį, įprasminti, kas yra būti savimi, nes mačiau, kiek daug žmonių nešiojasi kaukes, įtraukiant ir save. Ir perėjau į dar kitą, sakykime, momentą, kur aš turėjau ieškoti energijos antplūdžio, ką reiškia dalintis su savimi ir su moterimis, taip, tą apimtim ir energiją. Ir šitoje vietoje, aišku, visada yra perėjimai ir visada yra dėmesys. Ten, kur dėmesys, ten yra tavo energija. Todėl būkite, bent jau iš viso šito webinaro, ką aš jums linkiu išsinešti, tai yra inkaras, dėkingumo principas ir jūsų fokusas. Kaip aš noriu jaustis. Aptikimas, kaip jūs jaučiatės,
jeigu uždarinėjat situaciją ir kaip jūs norit jaustis ir koncentruotis į tą būseną. Būsena jums parodys, kaip turi būti, kad jūs jaustumėt taip, kaip jūs norite, bet pirmiausia, mes turime įsijungti į tą vibraciją. Ką reiškia man jaustis namuose, ką reiškia man būti savo svajonių gyvenimo kūrėja arba šeimininkė. Ir iš tos būsenos, iš tos sapno arba iš tos net mažiausios mažytės sekundės, milisekundės jausmo, aš noriu filtruoti. Čia man, čia ne man, čia tie žmonės, čia ne tie žmonės, čia arčiau, čia šalčiau. Čia. Taip mes galime pradėti mažais žingsniais perkūrinėti savo realybės. Mums nereikia šokti iš lėktuvo be parašiuto, kaip aš sakau, bet mes galime saugiai ir drąsiai pradėti matyti, jog nežinomybė, nesaugumas ir besikartojančios situacijos yra vienos pabaigos, nauja pradžia. Ir dėl to mums reikia paleisti užsuktas kilpas tam, kad drąsiau judėtume į naujus etapus. Ir aišku, aš matau jūsų klausimus, jaučiu skambančią erdvę, labai rezonuoja, visos sako, labai rezonuoja tema, mes pačios su mano abiem sesėm, Eglė ir Ieva, Vytautu tuo pačiu, kuris neseniai išlydėjo savo mamą, kur mes uždarinėjom savo 12 metų etapą, kur mes visi einam ir sakom, o kur mes einam, taip, kodėl mes uždarom taip, kas įdirbta ir kas yra saugu. Bet uždaryti tai nereiškia, kad mes turim numirti, nes mūsų amžinybė yra mumyse. Ir jeigu mes sakome, kad vienas darbo etapas, vienas darbo vaisius sunoko taip skaniai, kad jį reikia suvalgyti, dalintis juo, bet nebandyti jį nokinti toliau, kad ateitų nauja galimybė pasodinti arba žiūrėti, kas jau auga iš to vaisių, sunokusių vaisių sėklų, ko gal mes šiuo metu nematome. Ir tai ir yra etapas, ką mes su komanda praeidinėjame, neaiškumo etapas. Bet tai yra procesas, tai yra tranzicija. Ir mes neturime iš karto uždaryti ir iš karto iššokti, bet mes turime apie tai kalbėti, tą apčiuopti, su jumis tai dalintis, išgirsti jūsų baimės ir aš pasidalinusi, sakykime, per šį retrytą mūsų Lietuvoje, kad tai buvo paskutinis Lietuvos retrytas toks, koks jisai buvo, kad mes uždarom šiuo metu Ibicoje retrytus ir yra paskutinis sold out retrytas, kuris įvyko su lietuvėmis. Aišku, moteris pajautė, kad jos liks vienos, ar galbūt mes apleisim, bet tai nebus to, bus nauja forma, kuri turi gimti, bet mes turime išmokti uždaryti tai, kas nėra sena, bet tai, kas yra jau išpuoselėta, kad tai nebūtų savaime suprantama. Vadinasi, šis etapas labai galingas ir sielos evoliucijos mentorystė, kuri vyko 5 metus, aš jaučiu, kad jinai šių 3 mėnesių, sakykime, uždarimo etape bus labai galinga tuo pačiu metu, nes mes integruosim visas 5 metų apimtį, stabilizuosim, integruosim, aišku, kūrėjos prezenciją, kūrėjos energiją. Ir aišku, sujungsim visą tai su jūsų asmeninio gyvenimo istorija. Dėl to šiuo atveju, prieš atsakant į jūsų klausimus, prieš einant į mūsų meditaciją, aš noriu tiesiog pakviesti, pasidalinti tos, kas nori parašyti, tos, kurios esat sielos evoliucijos mentorystės dalyviam su mano aukštesne aš, Luna, ir pakviesti pasidalinti, kas esat iš čia esančių dalyvių, savo patirtį, kas yra jums sielos evoliucijos mentorystė. Taigi, kas būtų norinčių pasidalinti čia tiesiogiai prieš pradedant atsakyti į jūsų klausimus ir neriant į mūsų manifestacijos meditaciją. Ar turim kažką iš esančių čia mūsų erdvėje? Justina. Justina. Ar pavyks tau prisijungti su kamera? Pabandysiu. Sveika, Justina. Labą.
O, gera tave matyti. Noriu padėkoti iš tikrųjų šitą vakarą su Luna, esu jau turbūt nuo pat pradžių, o ne man, tai čia jau sakau, toks universiteto kursas, man labai natūraliai ta pabaiga, ne medicinos studijos, kur 10 metų būna, bet labai panašiai. Tai ir tas pasidalinimas, turbūt ir kai Eglė klausė, ar pasidalinsiu, tai kaip ir Eglė pasakiau ir visom, turbūt pasakysiu tą patį, kad aš tai labai žaviuosi Leonoros Lūnos tuo sugebėjimu va tokių dalykų sudėti į žodžius. Atrodo, ką aš galiu pasakyti, tai yra jausmas, tai yra pajautimas ir aš kiekvienais tais metais, kiekvieną tą sezoną visada eidavau iš pajautimo ir va ta pirma paskaita dar kartu labai faina yra, bet būna kartais ir tiesiog perskaitai ne reklamą ir jauti, kad va tas nežinau, kur einu, bet jaučiu, kad turiu būti ten ir man klausimų nėra. Ne? Ir per visą tą kelionę niekada nebuvo klausimo, kodėl aš ten nuėjau. Ir tas gyvenimas irgi visoks ir tų etapų pilna visokių ir čia su šitais mokymais nereiškia, kad tie etapai pavirs labai saldus ir ten kažkokie tai lengvi ir ten pacukruoti kaip holivudiniuose filmuose, ne, bet iš esmės tai, ką va ta mentorystė duoda, va aš vis galvojau, kad duoda tą, yra ta bendruomenė ir ta pagalba pažiūrėti iš aukščiau, iš to aukštesnio sielos taško į visus tuos permainus, kas su manim vyksta, kur aš esu, kokios tos mano galimybės, jų neužsidaryti ar ne, ir aš kažkaip pergalvau ir per visą šitą laiką, kad labai daug permainų visko buvo ir jeigu ne va ta kelionė kartu, tai aš turbūt gyvenčiau vis dar tokį gana paprastą ir paprastesnį gyvenimą, bet manau ir mažiau turtingą, ar ne, tai sakyčiau, kad kiekvienai tiesiog iš pajautimo, kam kyla klausimų, kam neaišku, nesusipranta, kas su savim darosi, nes irgi kažkada irgi, kaip Leonoras sakydavo, ne, kad kai pradedi tą kelionę eiti, atgal nueiti nebesigauna ir apsisukti nebesigauna, yra vienintelis kelias į priekį, ne, tai jau tos, kurios pajuto, kad kojos išnešė nežinot kur, tai vat iš to pajautimo kviečiu ir eiti ir su ta bendrystė, su tais atsakymais, su tuo palaikymu, su tuo erdvėj buvimu, su praktikom, su ritualais, tai yra visa tai, ko kažkaip, pats nesusirankioju, gal ir galiu susirankiot, bet kam daryti sudėtingai, jeigu Tu galima. tarsi, sakai, kaip universitetas, žinai, jeigu mes norim tapti režisieriais, tai vis tiek reikia prisijungti prie režisūros, kas jau tą daro arba darė taip, tai čia bet kurioje vietoje. Aš visada sakau, jeigu aš noriu aktyviai, neleidžiant per daug energijos ir laiko pasiekti tam tikrą momentą, kas yra, sakykime, amžinybė ir begalybė, tai yra pasiekti kiek galima sąmoningiausią lygmenį šitame įsikūnyme. Tai yra vienas iš pagrindinių užduočių šitoje žemėje. Vadinasi, mes atliekam tą darbą ir kreipiamės į tos žmonės, kurie mus įkvepia, arba nuėjau bent jau žingsnį truputėlį į priekį, arba turi tam tikrą talentą. Nes aš noriu, Justina, sugrįžti prie tavęs ir padėkoti tau, aišku, kad tu taip matai ir tu įžvelgi, sakykime, tą Lūnos talentą, jisai, aš manau, irgi ne tavo akyse gimė, kaip manau, aukštesnioje, aš pradėjau savo visą kelionę kaip Leonora PU ir atsirado tam aukštesnioje aš, kuri vis stipriau ir stipriau materializavosi per žodžius, per įžvalgas, per visiškai kitą vibraciją, per visai kitą apimtį, kur galiausiai jinai įkūnijo savo vardą, kas buvo irgi labai keista man pradžiai. Taip. Bet tas momentas, kuris nesvarbu apie aukštesniųjų aš vardus, bet tu dirbi labai, labai tikslingą darbą. Jeigu pasidalink, jeigu neklystu, koks tavo kasdienybės darbas ir kad tu gali, sakykime, tokiuose skirtingose savo gyvenimo požiūriuose eiti taip ilgai su sielos evoliucijos mentorystė. Jo, aš tik gal trumpai apie tą režisierių. Galima gyvenimo režisierių būti ir paprastai, ne ir suktus tik tokinius kažkokius paprastus filmukus, o galima būti Holivudo režisieriumi ir eiti apmokymus ir mokytis iš geriausio. Ne? Tai iš esmės, kaip mes renkamės, kokio gyvenimo kokybės ir kokios tos režisūros kokybės norime.
Ir aišku, galima viską pačiam pasidaryti, bet, kokybė ir lygis, ane? Ir kai prisijungiau, irgi ten buvo visos, ten skyrėsi, darbus keitė, ne, dar kažkas. Tai gerai, skyrybos čia, aš išsiskyrus ar ne, šalį keičiau, nedukrą auginau ir kažkaip galvojau, o kaip su darbu, ir čia visos keitėsi, dar kažką, aš kažkaip galvojau, kažin kaip man bus, aišku, irgi va šitoj kelionėje gimė man mandalos, o netrodo toks iš niekur, iš kažkur atsirado, susidėlioja taip. Ir toj kelionėje randi iš už kampo kažkur, kas tavęs laukia, turbūt pasiruošta, bet aš labai jaučiau tą tokį, ir buvo tų etapų, tų darbų keitimų, čia tokių netikėtų, bet aš jaučiau, kad vis dėlto aš turiu likti toj sistemoje, šiaip esu IT vadovė, kartais projektų vadovė, kartais buvau produkto vadovė, dabar komandos vadovė, tai vis kažkokios tokios vadovaujančios pozicijos. IT gana vyriškoje srityje, gana vyriškoje erdvėje, tai man visa šita erdvė, mokymai, mandalos yra atsvara ir ta harmonija į moterišką pusę, bet iš kitos pusės visa šita kelionė man labai padėjo pamatyti, kad lygiai taip pat ir vyrai tą turi, ir lygiai taip pat aš tų tokių keistų ir nežemiškų astralinių pokalbių turiu ir darbe su bendradarbiais, ir kai kurių matau irgi tą sielos dydį, kur jie kalba kartais patys nesupranta, ką nutransliuoja ar ne, ir kad tai nėra, kad tik moterim tai duota, ar tik vyram duota, visi mes turim tas sielas. Bet aš kažkaip labai jaučiu, kad tas kitos kokybės, kito matymo atnešimas į tą sistemą. Ir aš visada prisimenu, ir Leonora, kaip tu pasakodavai, pričę vieną, kur buvo išminčius, ane, kuris nešė vandenį į kaimą. Ir kai nušvito ir klausiau, tai ką tu veiki po to, kai tu nušvitai, atradai visą tą, tai sako, nešu vandenį į kaimą. Aš iš esmės, bet iš kokios kokybės jis tą vandenį neša. Tai aš manau, kad nebūtinai tai turi būti drastiškai keisti pasaulius, vyrus, ten darbus. Iš esmės kiekvienas atrandam savo, bet jau vėl tai yra visai kitas lygmuo, kitas žvilgsnis ir tas mūsų vidinis spindėjimas ir ką mes tiem žmonėm duodam ir visų tų permainų, krizių kažkokių, ten atleidimų, priėmimų, perėjimas jau už to aukštesnio taško ir žinojom, kad viskas į gerą ir esu ten, kur turiu būti. Ir dabar jaučiu, kad turiu būti, taip, yra toje sistemoje dalykų, kurie man labai nepatinka. Iš kitos pusės aš turiu puikų veidrodėlį, o tai ką dar man ten su meilė reikia prasitikrinti ir pakeisti. Ir tada kažkaip ir paima, tai bam ir apsisuka ir vėl kažkur tolyn kelelis nuveda. Ačiū tau, Justina, tai aš mūsų visą šitą pasidalinimą, ačiū, kad tu daliniesi su bendramintėm, su sesėm, su tom, kurios jau dalyvauja mūsų mentorystėje ir tos, kurios jau galbūt planuoja jungtis, tai kaip ir Justina sakė, jeigu kyla klausimų, jeigu norite pasitikslinti, prašom, rašykite mūsų komandai, Eglė yra, Ieva yra, aš irgi esu šalia, kad tiesiog padėti jums pasirinkti arba pajausti, kas tai yra. Taip, bet uždarant mūsų pokalbį, Justina, aš noriu tą frazę pasidalinti, kad žmogus laisvas yra tiek, kiek jisai gali keisti savo požiūrį į tą pačią situaciją. Vadinasi, mes neturim keisti situacijos iš išorės, bet mes galime keistis viduje ir matyti išorinės situacijas kitaip. Čia ir yra turtingumas, čia ir yra laisvė. Visa kita, aišku, šioje dimensijoje mes esame įtakojami oro, maisto, komforto, politikos, daug ko esame įtakojami, bet laisvė gali būti uždirbama ir atrasta viduje. Tai su šia gražia apimtim aš sakau tau ačiū, neatsisveikinu, nes mes pereisim į tai trumpai, Eglutė, jeigu gali pasidalinti, kas vis dėlto yra ta sielos evoliucijos mentorystė, pasidalinti, kas jūsų laukia, kokia galimybė prisijungti iki šios savaitės pabaigos. Ir kiek mūsų čia laukia susitikimų, taigi ir aišku, pereisim į jūsų klausimus ir mūsų manifestacijos meditaciją. Taigi tiesiog mentorystė vyksta 3 mėnesius, 3 metus, mes jau 5 vykom.
Tai vyksta semestrais. Vadinasi, šitas mano mylimiausias semestras yra metų pabaiga, nes gruodis yra galinga manifestacijų erdvė. Mes lapkričio mėnesį visą būsim Filipinuose su komanda, taip kad transliuosim mūsų mentorystę iš Filipinų salų, bus gera energija. Visos temos yra surašytos, galėsite užeiti į nuorodą, tai yra temos, kurios visada atneša labai daug įžvalgų, kaip Justina ir minėjo, ir visos kitos dalyvės, kurios galite ir norite, pasidalinkite raštu savo patirtimis. Ačiū visoms, kurios keliavo šitą kelionę ir keliauja. Tai bus nuostabus ir galingas uždarimas. Taip, ir mentorystės metu, aišku, kaip ir Justina minėjo, tu niekada nesijauti viena. Tai yra 2 gyvos transmisijos, yra uždara grupė, yra bendrystės veidrodžio principo kolegės, jeigu norėsit bendrauti su, sakykime, kad pažinti save labiau, galite, mūsų komanda jums parengs tinkamą veidrodį. Soma kvėpavimo praktikos, kurios vyksta gyvai, konkrečiai subalansuotos pagal jūsų, sakykime, visos grupės asmeninius įvykius, kas vyksta jūsų gyvenime. Ir daug kitų dalykų. Taip kad tikrai šie momentai vyksta maždaug, mes susitinkam 2 kartus per savaitę, nuo 1,5 iki 2,5 valandos, dažniausiai mes susitinkam ilgai ir nelimituojam mūsų laiko, turim namų darbus, turime mūsų įžvalgas per Lūną, turim pasidalinimus grupėje, turim klausimus, atsakymus 24 valandas per parą, nes turim savo grupę. Ir aišku, turim meditaciją, soma kvėpavimą ir daug įžvalgų, kas stiprina mūsų režisierės būseną realiam gyvenime. Ir aš noriu pasidalinti šią galimybę, kokios yra kainos ir kas mūsų laukia šį vakarą arba kokia dovana yra ateinančią savaitę už tai, kad dalyvavot jūs. Taigi asmeninė mentorystė su Lūna, ką mes turime, sakykime, laikome paslaptyje, nes aš galiu apimti vos keletą klienčių, kurios visada būna aktyvios, tai yra 2880 eurų kaina, bet grupinė mentorystė su Lūna, ką aš norėjau ir visada mano svajonė buvo padaryti prieinamą kiek galima daugiau žmonių. Tai yra mūsų grupė, uždara grupė, yra 444 eurai kaina 3 mėnesių ir dėl to už tai, kad tu esi čia, už tai, kad tu skyrei laiko savo, ne tik išgirsti kažką naujo, nes nieko naujo nepasakysiu, tu išgirsi ir pamatysi tai per galbūt kitą būseną, kuri ir yra tavo laisvės raktas į save ir į savo kūrėjos poziciją. Mes šiuo metu iki rugsėjo 28 dienos, kadangi spalio mėnesį jau startuojame, su Lūnos mentorystė mes dovanojam 55 eurų nuolaidą tau, jeigu to prisijungiant, ir vietoj 444 gali prisidėti ir prisijungti šitą bendrystę, šitą mentorystę ir šitą tikrai reikalingą erdvę, kuri yra labai gyva tavo namuose, tavo gyvenime, tavo veiklose, tavo sprendimuose. Ir sudalyvauti už 389 eurus. Tai tokia dovana iš mūsų pusės jums. Ačiū, kad esat, ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad bendraujat, ačiū, kad einat savo gyvenimo kelionę. Ir tam, jeigu tikrai kils klausimų, jeigu turėsit labiau noro pasinerti į tai, ar man tinka, o kas man tinka, o gal įsigyti soma kvėpavimą, mes tikrai turim daug kokybiškų programų, kurios niekada nebus uždarytos, prie jų visada galėsit prieiti. Bet viena iš, sakykime, gyvų mentorysčių likusių šiems 3 mėnesiams esu čia, per Lūnos kanalą, pažinti daugiau, kas yra sielos apimtis ir kas yra gyvenimo pasitikėjimas. Na, o dabar aš noriu jūs pakviesti pažvelgti jūsų keletą klausimų ir uždaryti mūsų erdvę. Man labai patinka per Lūnos mentorystę arba asmeninės mentorystės integruoti erdvę per meditaciją. Tai mes tą ir padarysim. Todėl aš mačiau keletą klausimų, bet jeigu jūs norite paklausti, prašau, klauskite. Eglė, jeigu gali ir matai, gal man persius keletą klausimų, kad aš nepasimesčiau. Taip, ir kad galėtume pažiūrėti. Aha, atrodo, save uždarė.
Matau labai daug rezonuojančių pastabų, kad sakot, labai rezonuoja, nežinau, kur einu, bet jaučiu, kad turiu eiti ten, kur einu. Dėkingumas, dideli dėkingumai. Taigi, jeigu turit savo gyvenimo klausimų, kažkokią situaciją, kurią norite paklausti būtent šiuo metu, kuri yra susijusi su, sakykime, jūsų gyvenimo tam tikro etapo pabaigomis arba pradžiomis, būtinai duokit man žinoti, nes būtent ši tema yra tam, kad aš galėčiau atsakyti į jūsų klausimą. Taip, galite žodžiu, galite parašyti mums žinutę. Taip. Ieva rašo, atrodo save uždariusi esu ir net svajot nebemoku, užsiblokavusi jaučiuosi. Dėl to visokios manifestacijos, pilnatys ir liūtų vartai man kelia neviltį, nes jaučiu, kad tai proga pereiti kitą realybę, bet esu per stipriai prisirišusi prie tos realybės, kurioje esu. Mylima Ieva, momentai, kuriuose mes pradedame matyti beviltiškumą, kuomet mes pradedame galbūt netgi pykti ant savęs, jie yra reikalingi. Kodėl? Nes vienas dalykas, tavo dėmesys, jisai jau skverbiasi į kažkokią naują gyvenimo kokybę, taip? Nes tu sakai, kažkur keičiasi, čia pilnatis, čia liūtų vartai, čia kažkokios konsteliacijos, kur tau įdomu. Tavo energija jau domisi nauja realybė. Tavo protas kol kas nenori paleisti tai, kas yra realu šiuo metu ir saugu tavo asmenybei. Tai vėlgi mes turim suvokti, kad tai yra tranzicija, kad tai yra momentas, kur mes turime sakyti, aš esu dėkinga už tai, kad jau matydama naują realybę, kuri gali būti, arba žmonės jie naudojasi ir gauna rezultatus, aš kol kas to nematau, bet jau aptikau naują realybę. Ir per šitą realybę aš matau, kaip aš vertinu save. Aš prarandu viltį, aš nemėgstu savęs dėl to, kad man niekas nesigauna, galbūt aš vertinu save, kaip man nesigauna, ir dėl to ši realybė jau man padeda transformuoti mane, nes man svarbiausia, pirmiausia, mylima Ieva, tau svarbiausia priimti meilę, atjautą už šį procesą, kur šiuo metu tu praeidinėjai. Nevertinant, neteisiant, nepriekaištaujant savo. Tai yra tikra, reali gyvenimo situacija, kur mes pradedame tikrai be sąlygų suteikti savo žmogiškam aš atjautą ir iš dieviško aš arba iš tos apimties didesnio pasijungimo prie resurso per savo meditacijas, maldas, mes kreipiamės į vedimą ir pagalbą. Taip. Ir tam reikia laiko, tam reikia kantrybės ir tam reikia meilės. Tai aš linkiu tau, mylima Ieva, tu esi visiškai puikiam kely, tu prisitraukiai naujas realybės, kurių iki tam tikro laiko nežinojai, šios realybės pradėjo judinti tavo seną pasaulį, senam pasauliui pradėjo kilti nuosėdos, kurios yra savęs teisimo nuosėdos, ir šiuo metu tu praeidinėjai meilės savo etapą, su kuo ir sveikinu. Taip, Viktorija jaučiasi įstrigus 10 metų gyvenanti Vokietijoje, scenarius kažkart kartojasi, nuo ko pradėti, vaikams gerai sekasi. Baisu viską mesti ir kur tada. Tai Viktorija, aš tave pakviesiu būtinai pasikartoti šitą įrašą, nes mes praėjom visus žingsnius, kurie realiai labai per praktinės situacijas tu gali jas pritaikyti. Aišku, kad baisu ir natūralu, ir aš noriu pasakyti, kad tu ne viena, nei vienas nesam po vieną šitame, sakykime, kelyje, kiekvienas kažką keitė, arba kas kažką padarė, arba kas kažką atrado, arba pasiekė, žinokite, kad turėjo praeiti baimės. Taip, kad viskas tvarkoja, tu esi labai teisingam keliai ir su labai teisinga tema atėjai čia. Aš supratau, kad jau išnaudojo visus pasiteisinimus. Inga klausė, jau daug metų noriu keisti gyvenimo vietą, bet vis surandu priežasčių, kad nepakeičiau. Ir suprantu, kad jau išnaudoju visus pasiteisinimus ir susikūriau naują. Tai kodėl aš to nepadarau? Tu dar nesusikūrėjai naujo gyvenimo, kaip suprantu, vadinasi,
Šiuo metu tau tiesiog pritrūko dėmesingumo ir energijos pažiūrėti į visą šitą gyvenimą iš režisieriaus pusės. Tu vis buvai susitapatinus aktoriaus pozicijai, kaip bus, kas bus ir kodėl man taip sunku, nes prisirišimas, kada mes esam aktoriai, mes turim susitapatinti su tam tikru vaidmeniu, bet kada mes esam režisieriai, mes turim būti dėmesingi apie visus aktorius ir visus scenarijus, kas vyksta mūsų viduje. Vadinasi, mes esam labai daugelypiai, mes turim visko, mes turim šviesos, mes turim tamsos, mes turim drąsos, mes turim baimės. Ir kada mes pamatysim iš šalies, kad visi šitie aktoriai dalyvauja mūsų gyvenime, tada mes pradėsime dėlioti juos per meilę, atjautą ir pasitikėjimą taip, kaip mūsų didesnė apimtis nori. Ir tam reikalinga, mylimos mano, praktika, tam reikalinga išplėstinė sąmonės meditacija, bendraminčių, sakykime, palaikymas ir suvokimas, kad toks pasaulis egzistuoja. Kada mes esam susitapatinusioj būsenoje, patekti į režisieriaus poziciją pakankamai yra nelengva, galima, bet tai užtruks laiko. Dėl to labai rekomenduoju praktikuoti gyvenimo kūrėjos poziciją. Mylima Inga. Taip, Brigita sako, mano klausimas, gyvenimas sako, priimk nežinomybę, praeitis nuvilia, sunkiausia paleisti žmonės. Autoritetus, mokytojus, draugus, bet nebemaitina, jaučiu tame trūkumą. Koks sekantis žingsnis, kaip pozityviai paleisti be pokyčių, be nuoskaudų. Gyvenimas atneša daug kontrastingų patirčių, išlieku centruota ir šviesi, bet vis tiek vyksta turbulencija, natūralu. Ir veikla, savirealizacija. Žodžiu, viskas, kas susiję, mylima Brigita, su susitapatinimu, tai yra natūralus momentas, procesas, kur yra žmogiška patirtis, kuri mėgsta prisirišti, mėgsta pasisavinti, mėgsta susitapatinti, mėgsta tapti tuo, ką sukūrė ir pamiršti, kad mes esam kūrėjai. Tai yra natūralus principas. Jeigu mes pametame savo, nežinau, nosinaitę, mes galim susijaudinti, aš jau nekalbu apie lagaminus ir batelius. Bet jeigu mes pradedame suvokti, kad kiekvienas paliktas daiktas atneš mums kažką naujesnio ir geresnio, bet tam reikia pasitikėjimo. Vadinasi, pasitikėjimas, visatos principai, didesnės apimties resursas, kai aš paleidžiu seną, ateina naujas. Kada mes vaikštome be batų, išlipę iš senų batų į naujus, mums reikės praktikuoti ką? Dėkingumą, ten, kur esu, ten yra gerai, ir pasitikėjimą. Kad aš pasitikiu didesnę apimtim, negu mano sąmonė dabar gali sukalkuliuoti. Ir atjauta, jog mano žmogiškas protas aišku įpratęs prisirišti, aišku įpratęs tapti tuom, ką turiu. Arba tapti tik tai tą šeimą, kurioje gyvenam. Bet ateina momentai, kada mus plečia realybė ir mes tuomet, kuo daugiau mes eisim į sielos patirtį, į sielos evoliuciją, tuo labiau suvoksim, kad sielos suvokimas gali ateiti tik tai per sąmonės plėtimo praktikas, ką mes darom sielos evoliucijos mentorystėj. Tai ar jūs medituosite, ar jūs praktikuosite jogą, ar jūs pasirinksite vieną iš, sakykime, sąmonės plėtimų momentų, kurie jums labiausiai padeda, prašau, ne visada stenkitės integruoti į savo gyvenimą. Tegul šitas sąmoningumas nebūna užklasinė veikla, nes tik taip, plėsdami savo sąmonę, mes galime atsitapatinti nuo daiktų, nuo žmonių, nuo įtakojančių nuomonių, orų, finansinių situacijų ir tapti laisvesni. Ir čia reikės mums praktikos patyrimo ir integracijos naujų žinių į savo seną gyvenimą. Taip, baimė manifestuoti, nes, pavyzdžiui, Aušra sako, svajojau, kad propagakuoju sveiką gyvenimo būdą, sportuoju ir panašiai, tada susirgau rimta liga. Teko pasikeisti dėl ligos, bet labai bijau tokių dalykų prisimanifestuoti. Taip, mylima Aušra, yra toks pasakymas, būkite dėmesingi, ko jūs norit, nes viskas kainuoja. Aš žiūrėdama į labai turtingų žmonių gyvenimą, aš matau didžiulę kainą tame turėti daug, nes tai yra didžiulė atsakomybė. Lygiai taip pat būti dėmesingai arba būti išmintingai arba būti sąmoningai yra didžiulė atsakomybė, nes negali apsimesti, kad tu nežinai, negali užmiršti tai, ką padarai, kad tai buvo tavo atsakomybė ir negali pykti, nes reikės mokintis atleisti.
Ir kuo daugiau mes suvokiam atsakomybės, tuo daugiau suprantam, jog atsakomybėje nėra skausmo arba sakykime, sunkumo, o atsakomybėje yra laisvė. Tai dėl to aš kviečiu ruošti sąmonę ir vėlgi sąmoningumas ir yra plėtimas suvokimo, kad jeigu aš paprašau, aš turėsiu kažką atiduoti. Vadinasi, tau, mylima aušra, reikėjo šitos patirties, kad tu galėtum integruoti tokį sveiką gyvensino būdą, kokio tu prašei, netgi to nežinodama. Ir tą baimę tavo darbas yra transformuoti per dėkingumą. Dėkoju už tai, kad gavau tai, ko man labiausiai reikėjo, o ne tai, ko labiausiai tikėjausi. Dėl to per šį augimą aš priimu kiekvieną manifestaciją kaip norą besąlygiškai gauti tai, ko noriu, bet ne tą formą, kurią tikiuosi, o tą formą, kurios mano sielai ir mano fiziniam gyvenimui labiausiai reikia. Tai yra besąlyginė meilė. Tik su besąlyginė meilė mes galim priimti gausą ir galim kalbėti, sakykime, su resursu arba su Dievu. Indrė sako, labai stipriai jaučiu, kad noriu paleisti nemažai žmonių, kurie anksčiau buvo labai artimi. Taip, mylima Indrė, tai yra visa didžiulė praktika su dėkingumu, su meile, su atjauta suvokti, kad niekas nėra mūsų nuosavybė ir nuo nieko mes nesame priklausomi, kad kiekviena siela atėjusi į žmogaus kūną dalyvauja tam tikrą kontraktą mūsų gyvenimuose, kaip ir mes kitų žmonių gyvenimuose, ne tam, kad mes įskaudintume arba prisirištume arba susitapatintume arba neštume vienas kitą, sakykime, priklausomybės keliu, o tam, kad išmoktume ir per meilę paleistume. Paleidimas gali būti mylėjimas besąlygiškai ir amžinai. Reiškiasi mylėjimas be projekcijų, be priekaištų, be pykčių, be baimių. Tai yra paleidimas. Tai nereiškia, kad mes uždarom duris ir niekada jų nematom. Bet tai yra dvasinis kelias, tai yra dvasinė transformacija ir tai yra visų mūsų kelionė. Vienų yra šitam gyvenime, kitų dar laukia ateityje, o gal ir kituose gyvenimuose. Ir dėl to nesilinkinkit, jeigu jūs galvojate apie tai, o kažkas jūsų iš artimųjų apie tai net nesusimasto, kiekvienam yra savo laikas. Jūratė. Taip, paskutinis klausimas. 4 mėnesių nėštume buvo patartas priverstinis abortas dėl reversinės kraujotakos 7 savaitės. Tavo meditacijų pagalba, skleidžiant ramybę, šviesą ir tikėjimą, ir mamytė, ir tėtis, ir aš, močiutė, mes sulaukėme sveikiausio nukėlio, kuriam jau 9 mėnesiai, o be tavęs būtų plyšo širdis. Ačiū, mylimiausia Jūratė, ačiū, kad pasidalinai. Iš tikrųjų, aš pasakysiu vieną frazę, kurią aš noriu priimti kaip dėkingumą, bet noriu pasidalinti su jumis, kokį galingi mes esame. Tai ne tai, kad be manęs jūs to nebūtų buvę, bet tas energetinis laukas, kuriuo dalinasi Luna ir kuriuo pasitikėjau Leonora, kuriam turėjau atsiduoti Leonoros asmenybė ir jos asmenybė turėjo numirti daug projekcijų pasauliuose, paleisti daug žmonių, paleisti galbūt daug finansinio saugumo ir atsidurti šitoje kelionėje, tam, kad galėtų transliuoti Lunos misiją arba tą didesnę ramybės iš visos gydomą energiją. Šios erdvės dėka jūs susijungėt su savo sielos galia ir padarėt stebuklą. Mes visi esam kūrėjai, mes visi galim bendradarbiaudami sukurti naujo pasaulio kokybę, naujos realybės kokybę savo gyvenime ir kitų. Aš tuo šventai tikiu ir tą labai vertinu. Ypatingai žmonės, kurie eina šią kelionę, nepaisant apie ką pasaulis šneka ir ką mums nori įbrukti kaip tikėjimo principą. Taigi, aš su šia gražia apimtim noriu dar kartelį visas pakviesti ir priimti šią erdvę, tai yra sielos evoliucijos mentorystės erdvė. Jeigu jauti, kad tai ne tau, jeigu abejoji, jeigu nežinai, kas tavęs laukia po to, kreipkis į mus, parašyk mums laišką, mes būtinai atsakysim greitu metu ir pasistengsim, kad tavo galimybės pasiektų šią realybę.
nes mes esame visi kūrėjai, kartais mums reikia tuo patikėti ir padėti vieni kitiems patikėti. O dabar aš noriu pakviesti trumpai integraciniai meditacijai, kurios metu mes tiesiog užmerksime akis. Ir užmerkę akis, pirmiausia, sutelksime visą dėmesį į savo širdį ir seksime savo dėmesio pagalba savo kvėpavimą. Jausime, kaip oras ateina per mūsų šnerves, kaip jisai išeina ar per burną, arba per nosies šnerves, pasirinks savo kvėpavimo būdą. Bet su kiekvienu įkvėpimu ir su kiekvienu iškvėpimu aš kviečiu tave sugrįžti vis giliau ir giliau į širdies erdvę. Ne tik fiziniam lygmenyje, bet ir meilės kanalo erdvėje. Todėl čia ir dabar, būdama šiame fiziniame kūne, šiame momente, šio kvėpavimo prezencijoje, aš kviečiu tave paleisti ir palengva nutolti, ištirpti, paleisti kiekvieną mintį, tarsi debesį žydram danguje. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu jausti savo fizinio kūno ramybę. Jausti, kaip tavo nervinė sistema palengva rimsta. Fiziniai raumenys palengva atsipalaiduoja. Tavo prezencija, sekant tavo kvėpavimą, palengva tave plečia į meilės resurso erdvę. Ir šioje erdvėje tu palengva atidarinėji šviesos ir patalpink save į saugią sielos namų erdvę. Be limitų, be įsitikinimų. Tiesiog leisk sau šiame šviesos ir meilės resurse ilsėtis ir aktyvizuoti pačią saugiausią erdvę, kuri gali aktyvizuotis tau per vaizdinius, gali vaikystės vaizdinius, komforto vaizdinius, bet tai, kad tu jaustum savo širdyje. Aktyvizuok jausmą savo kūne. Jaus, kaip tavo sąmonė rimsta ir palengva tu patenki į absoliučią šviesos, meilės ir nelimituoto saugumo jausmą.
tavo sielos namus. Ir šioje erdvėje, būdama savo sąmonės švaroje, fizinio kūno ramybėje ir atviros širdies bei meilės resurse, čia ir dabar tu turi vieną galingą galimybę paprašyti visko, ko tu trokšti. Ir per šį prašymą pajausti tą troškimą per vaizdinius, gali būti per jausmą, gali būti per fantastinės vibracijas, spalvas, bet ką, kas ateina į tavo energetinį lauką. Aš noriu pakviesti tave susikoncentruoti ties tuo jausmu, tą akimirką, kuomet visos tavo svajonės, kurias tu žinai ir galbūt dar nežinai, tampa realybė. Visas pasaulis aplinkui tave, kurį tu kūrei ir kuri, tampa tavo svajonių pasauliu. Kaip tu jautiesi jame, kaip tu atrodai šiame svajonių išsipildymo pasaulyje, kaip tu įkūniji tai, kaip tu mąstai, kaip tu matai, kas tave supa. Ir nesistenk viską užfiksuoti savo fiziniu protu. Leisk kvėpuoti šią prezenciją, nelimituotos sąmonės, pilnos meilės erdvę. Ir jausti tiesiog būseną, galbūt matyti spalvas, o galbūt pastebėti vaizdinius, kad ir kas tai bebūtų, ar labai aiškus paveikslas tavo troškimų ir norų, ar tik pradžia, užėjimas į tavo nelimituotą sielos realybę. Tebūnie tai tavo didžiausia ir galingiausia šviesos erdvė, kurioje esi čia ir dabar. Ir visą šią apimtį, visas šias spalvas, atviros širdies, begalinę meilės vibraciją mes grąžinsime su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu į savo krūtinę, jausdamos, kaip per nosį šnerves įeidinėja oras, grąžinant mus į centrą, grąžinant mus į ramybę, grąžinant mus į tėkmę ir grąžinant tave į kūrėjos poziciją savo gyvenimo istorijoje.
Ir palengva pasirašydama savo fizinį kūną, nusišypsodamos savo sielos namams ir leisdamos integruoti išplėstos sąmonės būseną į savo kasdieninį gyvenimą. Palaipsniui energijos, spalvos, mintys, pasirinkimai ima ir ims kisti. Be spaudimo, be prievartos, be dramų, su mylinčia kantrybe ir tiek laiko, kiek reikia kiekvienai sąmonei, kūnui ir protui. Ačiū visoms už šį galingą laiką kartu, už jūsų interaktyvų bendravimą, už jūsų troškimą augti. Ir su šia apimtim aš tiesiog visada primenu iš Lūnos apimties Leonorai. Ir jums primenu, kodėl esat čia ir kodėl esat ten, kur esat. Dėl to, kad jūsų siela pasirinko augti, kad jūsų siela pasirinko įprasminti ir kad mes laukiam kiekvieną savo laiko. Ir aš žinau, koks prasmingas yra laikas, kada mes pradedame busti. Ir aš suvokiu, kad šitas gyvenimas yra svarbiausias įsikūnijimas tiems, kurie prabudę, kurie mato ir kurie drįsta transformuoti tai, kas jau gali priklausyti nuo mūsų pačių. Ačiū jums visoms, matau be galo daug dėkingumo, Neringa sako, dėkojuosi pilna ir jaučiu bendrystę su tuo, ką klausiau ir girdžiu. Taip, mes visada esam toje apimtyje. Ačiū už jūsų širdutes, apkabinimus, gėles, dėkingumą, energiją, šviesą, laiką. Ir aš tikiu, kad mes susimatysime jau visiškai neužilgo sielos evoliucijos mentorystės paskutinėme sezone. Na, o ką, iki šiol mes lauksime jūsų klausimų, jūsų norų išreiškimo ir bendrausime toliau per Leonora Bijų Facebooko puslapį, Leonora Bijų Instagramą arba mūsų elektroninį paštą info@leonorabiju.com. Iki pasimatymo šiltai apkabinu ir linkiu gero gyvenimo ir prasmingo vakaro. Iki.